O, jūs tik pažiūrėkit. Čiagi galima grąžinti ir siurblys telpa ir kas tik tai nori. 24 valandas per parą. Netgi jeigu vakare grįžai, čia būtų uždarytas šitas salonas, gali grąžinti aparatą. Geras dalykas. Labą dieną. Klausykit, aš tai važiuoju pas Justiną Lapatinską, tai pasitė neaišku, tu su tom Lapatinskiniam savo lapatonkom ten, kam jis ten duos kažkokių darbų. Siurblio reikia. Reikia siurblio. Turit? Turim, be abejo, turim kelis variantus. Galim užeiti, vietų išsirinksit. Gerai. Pažiūrėsit didesnį, mažesnį, kad patogiau būtų. Ir aš kaip tikras lietuvaitis. Mano DNR. Vieną gauni, antrą nori duoti toks nemokamas toks. Aš kažkur net plakatą tokį mačiau. Yra kaip drėlė, tokia. Tai pas jis irgi toks. Vieną išsinuomoji, kitą gali gauti? Taip, šiuo metu. Nu, labai gerai. Einam. Pasižiūrėsim, kažkokį siurbliuką, siurblį, kad jie siurblį. Užeikit, tik tais pas mus sandėlį reikės lemenį užsidėti. Oi, mielai. Parodysiu dulkių siurblius, kelis variantus. Kaip tik vakar gavom iš tikrųjų naują, nes atnaujino kaip tik įrangą ir vakar atvežė šitą naujieną. Tai jisai labai galingas ir labai patogus. Turi kilpas, jeigu reikėtų objekte persikelt kažkur. O kažkokių tokių mažesnių turite? Mažesnių tai būtų štai tokio tipo dulkių siurblys. Taip. Jį ir patogu būtų nusinešti ir pagal kvadratūrą jums pats tas būtų. Viskas, tai šitą ir tinka. Tvarkoj, tai šitą ir paruošim tada. Visko daug. Bet klausykit, aš labai vėlai baigsiu tos darbus, tai man, aš mačiau, ten to yra priduot galim. Turime terminalą, jūs galit bet kurio paros metu atvykti ir palikti įrankį terminalį. Nu, labai gerai. Reikia biotualeto? Kramo pristato, išvalo ir išveža. Švara ir patogumas be jokių rūpesčių. Kramo. Apie viską pagalvota.